Tai aš Saulius Krikelis iš Infotrust, su Kliku dirbu nuo 2005 metų, greitai artėja 20-metis. Daugybė revoliucijų per tą laiką įvyko Kliko technologijose, tai šiandien susikoncentruosime į paskutinėje, į Klik Sensas arba Cloud. Ir turbūt esminis dalykas, norint suprasti on-premise ir SaaS technologijų skirtumus, vis dėlto reikėtų pradėti nuo to, kas Kliką padaro Kliku. Tai esminis skirtumas nuo visų kitų analitinių programinių įrangų yra asociatyvinis variklis. Ir tiek ClickView pirmoji karta Kliko, tiek ClickSense on-premise, tiek ClickSense SaaS, tai yra tiesiog įvairios asociatyvinio variklio versijos, kurios yra apsiūtos skirtingom funkcijom, skirtingais moduliais, priklausomai nuo to, kokie vartotojų scenarijai, kokios technologijos yra naudojamos. Asociatyvinį variklį jums primins vėliau Rolandas, bet noriu pasakyti, kad vienintelis dalykas, kuris nekinta tarp on-premise ir SaaS-o, tai yra asociatyvinis variklis. Visi Kliko skriptai duomenų integravimo, duomenų modelis, pats principas veikimo, pagrinde ir vizualizacijos, jos veikia visiškai vienodai, tačiau yra tam tikrų funkcionalumų, kurie ir sudaro esminį skirtumą tarp šitų aplinkų, arba, kaip mes sakome, ClickSense skonių. Tai šiai dienai, kalbant apie ClickSense, mes turime du pagrindinius produktus. Pavadinimas labai nesiverčia į lietuvių kalbą, bet pirmasis ir klasikinis yra ClickSense Enterprise Client Managed. Techninis jo sutrumpinimą matote skliausteliuose, tai galima perskaityti kaip ClickSense Enterprise on Windows, kartais sakoma for Windows. Ir šis produktas pakeitė pirmąją kartą Kliko produktų, tai yra alternatyva ClickView, pilnai įdiegta internetinėse technologijose, ir ją klientai gali diegti privačioj debesijoje, viešoj debesijoje, Azure, Amazonės, Google Cloud, Oracle, arba bet kokioj kitoj viešos debesijos servise, ir pats klientas iš Kliko tokiu atveju, pirkdamas šį produktą, gauna tik tai licenciją. Kitaip sakant, jisai pats turi pasirūpinti visą kompiuterinę infrastruktūrą, saugumu, instaliavimu, konfigūravimu, naujų versijų diegimu, ir kuo didesnė yra instaliacija, tuo daugiau tai reikalauja dėmesio ir atsakomybės. ClickSense, arba kitas pavadinimas yra ClickCloud, jo pirmosios versijos pasirodė 2017 metų pabaigoje, turbūt pirmieji klientai, kurie pradėjo naudotis, buvo ankstyvaisiais 2018 metais. Ir ClickSense šiuo metu yra daugiau versijų, negu jūs matote ekrane, bet turbūt reikėtų koncentruotis ties šiom, tai ClickSense Business ir ClickSense Enterprise SaaS. Mūsų šios dienos tema yra koncentruotis į ClickSense Enterprise SaaS, dėl to, kad ClickSense Business yra labai apribota, labai apkarpyta, to paties ClickSense Enterprise SaaS versija tiesiog skirta ypatingai mažom įmonėm, labai saikingam ir ribotam naudojimui, prieš, sakykime, turbūt įvertinant ClickSense Enterprise SaaS aplamai galimybės. Tai skirtumas yra pagrindinis nuo Client Managed versijos, tai kad klientui visiškai nereikia rūpintis jokia kompiuterinė infrastruktūra, nereikia rūpintis saugumu, diegimu, konfigūravimu, versijų keitimu, ir tai sukelia iš tikrųjų gana didelę kainų skirtumą, kaštų skirtumą, eksploatuojant pačią sistemą. Dabar kas atsitiko 2024 metų balandžio mėnesį, Klikas keletą kartų per metus atnaujina savo kainyną, ir iki šiol 6 metus Client Managed ir SaaS versijų kaina buvo identiška, vienoda. Tai yra, klientas neturėjo kainos stimulo licencinę prasme rinktis vieną arba kitą. Tai nuo balandžio mėnesio SaaS versija yra 3,5% pigesnė už Client Managed, nežiūrint to, kad pats Klikas pateikia jum ir kompiuterinę infrastruktūrą. Ir turbūt šitą kainų pokytį reikėtų suprasti kaip subtilią užuominą klientam, kad
jeigu dar nesvarstote, tai bent jau dabar pradėkite svarstyti dėl to, kad tai, kas yra pažangu, tampa pigiau ir privalumai jums yra pateikiami ant lėkštutės nemokamai. Ir turbūt šitas pokytis inspiravo ir šio mūsų susitikimo, dėl to, kad turbūt tiesiog reikia pripažinti, kad jokio kelio atgal nėra, dėlsti nebėra ko, ypatingai tai liečia naujus klientus, dėl to, kad esantys klientai, kurie turi Client Managed versiją, klausimų yra žymiai daugiau. Klasikinis atvaizdavimas, kai mes turime paslėptus kaštus ir turbūt kalbant apie Client Managed ir Qlik Cloud arba SaaS versijų skirtumus yra tai, kas slypi po vandeniu, ko mes nematome. Iš tikrųjų mes perkame tą pačią Qliko licenciją, naudojame ClickSense taip, kaip naudojame ar vienu ir kitu atveju, tačiau SaaS atveju mes nesirūpiname nei kompiuterinę įrangą, mums nereikia turėti IT administratorių, kurie garantuotų saugumą, kurie atliktų versijų atnaujinimus ir taip toliau. Tai kitaip sakant, be jokios abejonės pasaulis juda į debesijos pusę ir Qlikas šiuo metu nesiskiria niekuo, neatsilieka, o turbūt daugeliu atveju ir lenkia. Kur yra realizuota Qlik pati debesija? Tai yra Amazonės web servisuose, nėra pasirinkimo, negalima Qlik Cloud'o arba SaaS'o užsisakyti, kad jisai būtų įdiegtas Azūrei arba Google Cloud'e, visą laiką jisai yra Amazonėj, bet pasiekiamas iš bet kokios kitos debesijos. Ir mums kaip europiečiams yra svarbu žinoti, kad yra 3 regionai, Airijoje, Frankfurto ir Londono regionai yra. Toliau, kalbant apie duomenų saugumą, turbūt mums reikėtų atkreipti dėmesį, kad aplamai analitinėse sistemose yra sukeliami ir saugomi, laikomi, analizuojami ypatingai jautrus klientų duomenys. Todėl gana didelį rinkinį sertifikacijų ir audito yra praėjęs pats ClickSense. Ir turbūt paskutinis atnaujinimas šią prasme yra tai, kad Qliko Cloud'e esančią paskyrą dabar klientai gali užsikoduoti savo pačių atsineštų ir pačių susikurtų šifravimo raktų. Ir būtent toks reikalavimas yra pagal HIPAA standartą, kuris sako, kad jeigu norite saugoti fizinių asmenų sveikatos duomenis, tai duomenų kriptavimas debesijoje turi būti vykdomas paties kliento raktu, o ne gamintojo raktu. Tai kitaip sakant, saugumas ir aplamai debesijos technologijų branda turbūt yra tokia, kad šitą baubą reikia statyti kampą ir vis tiek ir mūsų verslo valdymo sistemos keliauja į debesiją, tai analitika nėra išimtis ir turbūt tai negali būti joks pretekstas stabdymui. Kitas klausimas aktualus yra, kad jeigu mes analizuojam savo duomenis debesijoje, kaip tenai tie duomenis patenka, nes duomenų šaltiniai Qlikui yra labai įvairūs, tai yra nuo kitų debesijos šaltinių, bet ypatingai turbūt didelė dalis duomenų yra kol kas kaupiama pačių įmonių vidiniuose tinkluose. Ir kokie yra saugumo standartai atitinkantis, kad tie tinklai netaptų nesaugus, jeigu jie dalinasi duomenim ir prieiga su ClickSense SaaS'u. Tai iš tikrųjų yra kalbant apie duomenų pasiekimą, iš ClickSense SaaS'o reikia atskirti tai, kad mes turime debesijos šaltinius ir Qlik turėjo pernai labai rimtą iniciatyvą, kurią vadino Qlik Connector Factory. Ir buvo sukurti arba adaptuoti partnerių šimtai konektorių į šimtus įvairių debesijų populiarių sistemų. Ir taip pat mums reikėtų atskirti, kokie yra būdai pasiekti duomenis, kurie yra saugomi vidiniuose tinkluose. Tai iš debesijos duomenų šaltinių aš padariau tokią nuotrauką, dabar yra apie 90. Bet kadangi kuo toliau, tuo labiau su Qliko SaaS'o naudojimu ateina ir duomenų platformų naudojimas kaip vieno iš duomenų šaltinių, tai tų šaltinių, kurių, pavyzdžiui, pats Qlikas nepalaiko, duomenis galima
perkelti į duomenų saugyklą arba duomenų platformą, pasinaudojant įvairiausiais kitais įrankiais, kurie yra kad ir Kliko ekosistemoje, tokie kaip Stitch ar Talent. Tai ta prasme, debesijos duomenų šaltinių pasiekimas nėra problema ir tiesiog reikia imti ir naudotis. Dabar pasiekti vidiniuose tinkluose esančius duomenų šaltinius yra keli būdai ir pats, sakykime, labiausiai saugus ir standartizuotas yra panaudojant taip vadinamą Direct Access Gateway. Tai yra jūsų vidiniame tinkle yra instaliuojamas agentas, kuris susiriša koduotų šifruotų ryšio kanalų su ClickSense-SaaS-u. Ir ClickSense-SaaS tokiu būdu prieina prie visų jūsų šaltinių, prie kurių norite Klikui duoti prieiti. Kadangi tokį ryšį inicijuoja pats agentas, būdamas jūsų tinklo viduje, nereikia atidaryti jokių išorinių prievadų ir saugumas yra nepažeidžiamas, o kanalas pats yra šifruotas ryšio. Kitas žymiai paprastesnis, žymiai mažiau saugus, bet labai greitas yra tokia utilita Click Data Transfer. Yra irgi agentas diegiamas vidiniame tinkle, tačiau jisai neduoda prieigos ClickSense-SaaS-ui prie vidiniuose tinkluose saugomų duomenų, bet jisai pats gali vykdyti duomenų ištraukimo skriptą, gali atlikti transformacijas ir galų gale pagaminęs arba QVD arba QVF, jisai pats inicijuoja tada sesiją su ClickSense-SaaS-u ir šitos bylos arba failai yra užkeliami ir pateikiami ClickSense-SaaS-ui. Tai kitaip sakant, pirmu atveju ryšio, kai mes turime gateway'ų, tai ryšio kanalo užmezgimas yra gateway'aus dalykas, tačiau valdymas ir priėjimas prie duomenų iniciatorius jau yra ClickSense-SaaS. Šiuo atveju, kai kalbame apie Click Data Transfer, ClickSense-SaaS yra visiškai pasyvus, jisai tiesiog laukia, kokius duomenis jam paduos Click Data Transfer utilita. Bet ir vienu, ir kitu atveju mes turime visiškai skaidrę prieigą prie vidinių duomenų šaltinių, todėl tai irgi nebėra problema. Na ir kokie tada, jeigu mes turime visus tuos duomenis, kuriuos galime turėti su Client Managed, jeigu mes esame saugus debesijoje, tai tada kokie pliusai yra ir esminiai skirtumai tarp Client Managed ir SaaS-o. Turbūt reikėtų pripažinti tai, kad intensyvumas inovacijų ir naujų versijų teikimas yra palyginamas turbūt dabar kaip 1:2, ta prasme, kad ClickSense-SaaS ir cloudinės versijos yra vystomos žymiai greičiau ir pagrindinės inovacijos yra pastaruoju metu diegiamos išimtinai SaaS-e. Todėl reikėtų galbūt pasižiūrėti, kokios tai yra inovacijos, kurios egzistuoja tik tai SaaS-e ir turbūt, kad jų nebus niekada Client Managed versijose. Pirmas dalykas tai, kad jeigu mes turime Client Managed, mes neturime pagal standartą aktyvių notifikacijų arba alertų arba pranešimų priklausomai nuo duomenų būsenos. Tam reikia įsigyti atskirą modulį, Click Alerting. Nėra jisai pigus, bet jeigu jūs turite SaaS-inę versiją debesijoje, tai šitas funkcionalumas yra nemokamas ir visiškai neribotas. Vėlgi, jeigu norėtumėt turėti statinių ataskaitų sklaidą tarp nelicenzijuotų arba licenzijuotų Kliko vartotojų, kurie norėtų periodiškai gauti ataskaitas ar PDF, ar PowerPoint, arba Excelio formatais, tai vėlgi Client Managed versijoje reikėdavo ir reikia įsigyti atskirą modulį nPrinting, kuris yra neribotai gali publikuoti iš Kliko aplikacijų statinės ataskaitas ir pristatyti jas ar elektroniniu paštu, ar tai į tarnybinę stotį bylų pavidalu. Tuo metu nPrintingo SaaS-e nėra, tai yra integralus modulis SaaS-e, vadinamas Reporting Services, ir jisai susideda iš tokių dviejų funkcijų. Pirmoji funkcija yra savitarnos funkcija, tai yra bet kuris SaaS vartotojas gali susikurti, užsisakyti, prenumeruoti
periodiškai bet kurią vizualizaciją, ar tai būtų ataskaita, ar tai būtų grafikas. Ir tai nėra centralizuotas ataskaitų siuntimas, bet tai yra daugiau savitarnos kiekvieno naudotojo teisė ir funkcija užsisakyti tokį aktyvų tam tikrų ataskaitų pristatymą į savo pašto dėžutę, bet PDF arba vaizdo formatais. Ir tada yra daugiau jau toksai industrinis sprendimas, tai vadinamas tabular reporting, kuris leidžia, panaudojant Excelio įskiepį, suformuoti šabloną ataskaitos. Ir tai jau gali būti centralizuotas servisas. Tai yra analitikai gali suformuoti šablonus, gali nustatyti periodiškumą, kada jie yra atnaujinami, yra išsaugomos ir prieigos prie duomenų saugumo visos taisyklės ir teisės pagal vartotoją. Ir tokiu būdu galima skleisti statinės ataskaitas tiek licenzijuotiem kliko naudotojam, tiek nelicenzijuotiem. Vienas iš didžiausių skirtumų, kuris visiškai neegzistuoja ir neturi analogų client managed versijai kliko, tai yra Click Application Automation, tai yra procesų automatizavimo terpė, modulis, kad klikas įgytų šitą modulį, jis turėjo įsigyti visą kompaniją, jos pavadinimas buvo Blender.io. Ir per metus Blender.io platforma procesų automatizavimo buvo integruota į ClickSense SaaS debesijos platformą. Kaip apibrėžti, ką tai duoda ir ką tai gali? Aš sakyčiau, kad turbūt tai yra pirmasis žingsnis, kuris pradeda atskirti client managed ir SaaS-o, aplamai produktus ir SaaS-ą labiau pradeda pozicionuoti kaip į ateitį orientuotą duomenų platformą. Ir tuo būdu, kad jeigu jau SaaS-as yra daugiau orientuojamas tapti duomenų platformą, tai tada client managed lieka analitikos platforma. Ir turbūt į ateitį žiūrint taip ir išliks, kad SaaS-as vystysis ir taps tokia pilnai integralia ir visapusiška duomenų platforma, o client managed tai yra analitinė platforma, kurią valdo klientas ir ne visada, ir sakyčiau, analitiniai platformai tokios automatizacijos turbūt ir ne visada reikia. Tai trumpai apibrėžčiau, kad application automation turbūt yra įnoringam ir reikliam klientui, naudotojui, turbūt būtų pagrindinis funkcionalumo pokytis žiūrint į debesiją kliko. Tai yra terpė, kurioje neprogramuojant, bet be kodo galima piešti ir sudėlioti iš blokų kaip mozaiką sudėtingiausius verslo procesus, kurie gali būti paleidžiami pagal grafiką, kurie gali būti paleidžiami pagal tam tikrus įvykius duomenyse arba kituose platformose. Ir esminis dalykas, kad priklausomai nuo jūsų sąlygų ir trigerių įvykusiuose duomenyse, jūs galite laisvai atlikti arba inicijuoti veiksmus kitose platformose. Pavyzdžiui, jeigu analitikoje yra pastebima, kad, pavyzdžiui, artėja tuščių lentynų efektas, kad tuštėja sandėliai, tai galima turėti verslo procesą automatizuotą, kad būtų suformuotas užsakymas tų prekių, perduotas arba įrašyti duomenys į kitą sistemą. Kitaip sakant, tai yra platforma, kuri leidžia integruoti verslo procesus, kuriuose klikas būtų orkestratorius ir vienas iš dalyvių tų procesų, o konektorių application automation turi į šimtus debesijos sistemų, tokias kaip Salesforce ir kitas. Ir turbūt dar vienas bruožas, tai yra ClickAutoML, irgi tai buvo atskirai įsigyta kompanija kliko, per metus buvo integruota į ClickSense. Tai yra mašininio mokymosi modulis, kuris leidžia analitikui, ne duomenų mokslininkam, bet verslo analitikam arba duomenų analitikam, tai yra tie, kurie neturi tokių gilių žinių kaip duomenų mokslininkai, kurie gali naudotis mašininio mokymosi privalumais ir
analizuodami istorinius duomenis praktiškai nuspėti įvykius ateityje. Tai šitas funkcionalumas yra įdiegtas tik tai Kliko SaaS ir tikrai yra oficialiai pasakyta, kad niekada jo nebus on-premise versijoje. Tačiau on-premise versija jinai gali naudotis ClickAutoML, tai yra client managed versija gali susisieti su ClickSense ir tuo būdu nebūtinai reikėtų perkelti visą analitinį aktyvumą į SaaS, kad pasinaudoti AutoML, bet šiaip ar taip jisai pats yra diegiamas ir naudojamas ir pasiekiamas tik tai debesijoje. Tai tokie buvo nauji moduliai, dabar norėčiau pakalbėti tai, kas yra, kokie yra apribojimai, dėl to, kad žinome, kad ClickSense yra ypatingai intensyvus kompiuterinių resursų naudotojas, reikalauja daug resursų, jisai duoda gerą rezultatą naudotojui ir asociatyvumą ir greitį, tačiau tai vyksta ypatingai gerų kompiuterinės įrangos išnaudojimu. Ir be jokios abejonės, jeigu tą kompiuterinį įrangą pateikia pats Klikas, tai kokios yra ribos. Standartiniai versijai pagrindinis apribojimas yra, kad vienos aplikacijos dydis, kai jau jinai yra išpakuota iš kietojo disko ir išpakuota atminty, jos dydis turi neviršyti 5 GB. Mes žinome, kad ClickSense atveju, kuo daugiau vartotojų jungiasi prie tam tikros aplikacijos, tuo daugiau atminties tai aplikacijai reikia, tai šito nereikia bijoti. Tai yra pirminio pakelimo į atmintį metu turi neviršyti 5 GB. Jeigu daugiau atminties reikės, kai jungiasi 10 ar 100 ar 200 naudotojų, tai yra jau nebeskaičiuojama, bet tai yra pradinės aplikacijos dydis atminty. Na ir toliau galim žiūrėti, kiek mes galime turėti tokių aplikacijų, neribotą skaičių. Vienu metu atminty galim turėti neribotą aplikacijų skaičių. Kiek kartų per dieną galime perkrauti? Neribotai. Kiek aplikacijų vienu metu galime perkrauti? Neribotai. Kiek turime diske vietos Kliko debesijoje? Neribotai. Tai vadinasi, pagrindinis apribojimas, jisai yra pačios aplikacijos dydyje. Dabar ką reiškia tie 5 GB? Pagal mūsų praktiką mes pabandėme kelias aplikacijas, paėmėm vieną tipinę pardavimo analizės aplikaciją, kurios duomenų modelį sudaro, pavyzdžiui, viena faktų lentelė. Joje turime 60 laukų ir pagal žvaigždę tą faktų lentą dažniausiai supa dimensijų lentelės, tai mes pasirinkome 30 dimensijų lentelių turintį duomenų modelį. Ir kiekviena iš jų turėjo po 10 laukų, tai turim papildomų 300 laukų. Ir pakrovus 50 milijonų faktinių įrašų mes turėjome kaip tik 5 GB atminty. Kitaip sakant, SaaS dabartinė ta riba, jinai yra gana sudėtingo ir plataus modelio 50 milijonų įrašų. Jeigu mes turėsime paprastesnį modelį su mažiau laukų faktinė lenta, arba mažiau dimensinių lentelių, mes galime pasiekti 100 milijonų. Daugiau turbūt su standartiniu šitų apribojimų mes nepasieksime, nebent tai būtų viena lentelė, bet visada atsiminkime, kad toks tarptautinis vertinimas yra labai sąlyginis, todėl kad tai priklauso ir nuo pačių duomenų kardinalumo, jų suspaudimo laipsnis atminty. Dabar kokia yra alternatyva, jeigu, sakykime, įmonei yra telpa į šitą limitą, visos aplikacijos yra iki 5 GB, bet viena yra didelė, jinai, pavyzdžiui, yra 10 GB ar 20. Tai tokiem klientam yra galimybė išsipirkti didelių aplikacijų infrastruktūrą Klike, tai nėra pigu. Tai yra kaina per metus tam, kad mes galėtume, pavyzdžiui, atidaryti vieną aplikaciją 20 GB. Kaina yra gana aukšta. Bet kaip alternatyva yra tada nebesinaudoti debesiją, bet turėti viską on-premise arba client managed versijai. Tai yra ta galimybė dirbti su didesnėm aplikacijom, bet tai tampa brangu. Ir tada yra maksimalus atvejis, kad jeigu mes turime daug tokių aplikacijų ir tikrai ir Lietuvoje turime klientų, kurie turi
dešimtis didelių aplikacijų, jiems turbūt keliauti į SaaS su tom didelėm aplikacijom yra neracionalu. Galbūt yra kiti būdai, apie juos pakalbėsime ateityje, kaip gali būti naudojama hybridinis modelis, tai yra ir client managed, ir SaaS, bet klientam, kurie turi 500 milijonų arba 1 milijardo įrašų aplikacijas, jas naudoti dešimtimis SaaS šiuo metu, tai yra tikrai neracionalu pagal finansus. Kokie yra dabar tų inovacijų, kurios yra tik tai SaaS limitai, kurie yra įtraukiami į standartinę kainą? Tai reporting servisai leidžia 1000 ataskaitų per mėnesį turėti nemokamai už tą standartinę Professional Analyzer modelio kainą. Jeigu 1000 ataskaitų per mėnesį nepakanka, tai galima nusipirkti papildomus paketus ir jie yra papildomi 7000 per mėnesį ir papildomi, man atrodo, 21 000. Application Automation nemokamas yra 5000 įvykdymų per mėnesį. Nėra tai daug, jeigu intensyviai yra naudojama ir automatizuojama daugybė procesų, tačiau vidutiniam naudojimui to pakanka. Jeigu nepakanka, vėlgi galima nusipirkti paketus iki 100 000, man regis, yra per mėnesį įvykdymų Application Automation. Ir kad būtų galima pradėti naudotis AutoML, tai yra vėlgi standartinėje SaaS versijoje yra įtraukiama 2 modeliai, tačiau jie turi apribojimą duomenų kiekio, tai yra 100 000 celių, tai įsivaizduokim, arba tai yra 10 000 įrašų su vienu lauku, arba tai yra kažkokios tai kitos kombinacijos, bet tai yra skaičiuojama celėmis. Žinoma, kad to nepakanka rimtiem uždaviniams spręsti, todėl yra vėlgi galima nusipirkti AutoML paketus, kurie leidžia ir 1 milijoną, ir 10, ir man atrodo, kad maksimalus yra 20 milijonų celių duomenis analizuoti. Tai viską apibendrinant, turbūt reikėtų pasakyti taip, kad pagal kainą, pagal licenzijų kainą, pagal kompiuterinės infrastruktūros, pagal priežiūros kainą vienareikšmiškai laimi SaaS, pagal inovacijas ir ypatingai kalbant apie alertingą ir reportingą, kadangi client managed versijoje tai reikia nusipirkti kaip pakankamai brangius modulius, šitas funkcionalumas yra įtrauktas į SaaS su tam tikrais apribojimais, bet jisai yra įtrauktas. Ir tada yra tokios inovacijos, kurios yra tik tai SaaS, tai kaip minėjom, jau Application Automation ir AutoML. Tai lyg tai visą tai sakytų, kad yra saugu ir turbūt naujiem klientam, todėl atsakymas ir pirmas patarimas yra rekomendacija, kad tikrai pradedam nagrinėti, kaip diegti kliką toje įmonėje, reikia pradėti nuo SaaS-o. Ir tada pagrindinė rizika turbūt, kuri gali pakeisti sprendimą, tai yra duomenų kiekis, kuris turi būti analizuojamas vienu metu. Nes aplikacijų pats skaičius yra neribojamas, bet matome, pačių duomenų kiekis vienoje aplikacijoje yra šiokį tokį pribojimą turi. Ir maksimumas yra tarp 50 ir 100 milijonų įrašų vienoje aplikacijoje. Kitas skirtumas, kuris yra išiškėję ir kuris yra vis dėlto client managed naudai, tai yra pas labai reiklius įnoringus klientus, kurie turi 1000 vartotojų. Dažniausiai reikia kurti labai nestandartinės vartotojų rolės ir labai granuliariai dėlioti mozaiką prieigos prie sistemos funkcijų. Tai SaaS būdamas tokia iš dalies ir supaprastinta versija, client managed tokio funkcionalumo kaip security rules neturi ir tie klientai, esami klientai, kurie labai daug išnaudojo pasiekti lankstumą per security rules, šiuo metu neturi galimybių migruoti į SaaS, nors visi kiti ribojimai jiems tą leistų. Tai valdysenos arba governance lankstumo, kurio reikia ypatingai didelėm įmonėm, nėra ir turbūt labai lėtai atsiras pačiam SaaS, nes matome, kad
į metus atsiranda po vieną kitą tik tai tokią lankstesnę rolę SaaS'e ir procesas tas turbūt užtruks dar kelis metus. Tačiau vidutiniam ir netgi ir intensyviam naudojimui tai nėra apribojimas, daugiau tai yra apribojimas tiem klientam, kurie matydami security rules funkcionalumą ir lankstumą client managed versijoje jį išnaudoja pilnai. Ką daryti ir kokie patarimai turėtų būti esamiem klientam? Tai viena galimybė yra nieko nedaryti, likti client managed, jinai yra vystoma, yra 4 naujos versijos per metus pateikiamos. Pats variklis tikrai nekinta, gerėja saugumo funkcionalumas, atsiranda vis daugiau vizualizacijų, integracijų. Sistema yra vystoma, bet jinai nėra vystoma taip greitai ir inovacijų joje yra mažiau, negu kad šiuo metu yra klikas atneša į debesiją. Arba, jeigu nelikti, tai migruoti į SaaS'ą, bet kai mes kalbėjome, kad jeigu jau yra taip, kad ta migracija yra neįmanoma dėl apribojimų, tai galimas hibridinis naudojimas. Ir tai yra vadinama ClickSense Enterprise Multi-Cloud funkcija. Ir dažniausiai tie klientai, kurie naudoja multi-cloud opciją, jie pačių aplikacijų kūrimą, jų perkrovimą išnaudoja on-premise client managed versiją, kuri publikuoja aplikaciją į debesiją, į kliko debesiją ir vartotojai naudoja debesijoje visas ir aplikacijas ir inovacijas. Tuo metu pačios sunkiausios ir pačios tos didžiausios aplikacijos, kurios, kaip matome, netilptų į debesiją, jas galima naudoti per client managed versiją. Ir tada diegimo architektūra atrodytų taip, kad mes turime 2 versijas. Vartotojai, jų identitetas yra sinchronizuojamas tarp jų abiejų, tai vartotojai praktiškai nejaustų didelio skirtumo, kai jiem reikia jungtis prie vieno arba prie kito. Saugumo taisyklės prieiga prie duomenų yra integruota, nereikia jų valdyti atskirai. Ir turbūt, kad ilgalaikiai vizijai esamų klientų, kurie negali greitai migruoti į debesiją pilnai, išjungiant client managed versiją, turbūt tai yra vienas iš labiausiai rekomenduojamų būdų pasižiūrėti. Ir tiem esamiem klientam tada, kaip tai atsilieptų finansiškai, tai visiems vartotojams, kurie yra licenzijuoti client managed versijai, reikėtų nupirkti taip vadinamą ClickSense add-on licenciją, jinai kainuoja 210 € per metus ir tuo būdu jūsų visi vartotojai turėtų kaip ir veidrodinį atspindį ir galėtų jungtis prie kliko debesijos. Dabar, jeigu yra atvirkštinis variantas, jeigu klientas yra pradėjęs ir įdiegęs ClickSense Enterprise SaaS'ą, ir staiga jam prireikia ar tai labai didelių aplikacijų, ar tai kažkodėl tai funkcionalumo, būtent kurį mes minėjome iš governance pusės, iš valdysenos pusės, ir jam vėliau prireikia client managed. Tai tokiu atveju klikas didina metinės prenumeratos kainą 10% ir duoda lygiai tiek pat vartotojų licencijų teisę naudotis client managed. Tai kitaip sakant, pasiekti tą hibridinę architektūrą galima iš abiejų pusių, tiek iš debesijos licencijavimo, tiek iš client managed. Ir ta kainodara jums turėtų būti aiški. Tai viską apibendrinant, tikrai šiais laikais naujiem klientam reikėtų kaip pirmą pasirinkimą daryti debesijos kliko platformą. Turbūt kokiais 5 arba 10% atvejų klientai negalės įgyvendinti visų savo analitinių poreikių ir svajonių debesijoje. Tokiu atveju arba reikia diegti client managed versiją arba hibridinę versiją. Ir naudotis visom tom inovacijom tada hibridiniai, sakykime, architektūroje, tos, kurios yra prieinamos jau dabar ir cloud'e. Tai tiek ir tada perduodu žodį Rolandui, kuris primintų, kas yra asociatyvinis variklis, kuris keliauja tarp client managed ir SaaS.